was over, till the quiet and the echoes became colder. And I never really knew that it was over, till the quiet and the echoes became colder. Labas rytas, draugai. Labas vakaras. Labą dieną. Bet tiesiog sveiki. Čia Aivaras. Ir rugsėjo pirmos epizodas prasideda dabar, draugai, dabar. Kaip pradžiai, oras toks jau neatrodo labai gražus, nes man atrodo, kad lyta. Gal ir ne. Bet tikrai nėra labai gražus kol kas. Gal paskui bus žymiai gražesnis, bet pranešė, kad lietus, pranešė, kad nelietus, nesuprasi iš tikrųjų kaip kas. Dabar jau tik atkėlęs video vlogą, jau būnu nusiprausti jau, kaip matėte. Šitą duše, aišku, aš jau dabar dar paprastai apsirengęs, ne į mokyklą. Man rūbai šiek tiek čia visi dar. Bet dabar norėsiu tiesiog pavalgyti viską, kad nebūtų taip, kad valgo viską. Suprantu tokius dalykus, tiesiog taip ir tiek. Vakar nuėjau miegoti apie 1 valandą, jo, lygiai 1. Tai tikrai yra normaliai. Nusididinau vlogą, biškai pasirašinėjau, nuėjau miegoti, viskas užskaityti, kaip sakant, normaliai. Bet taip, draugai, tikiuosi, jūsų diena prasidėjo nuostabiai užtikrintai. Ir pirmoji mokslo metų diena, nu jau pirmoji, jau rugsėjo 2 jums, tai tikiuosi, jūs jau pradėjote stipriai, žinoma, tai penktadienis, tai jums, man ketvirtadienis. Tai, davai, draugai, džiaukitės paskutinį penktadienį, tokį labai laisvesnį, ne? Nežinau, pirmadienį prasidės darbas, kaip sakant, mes sieksime tą svajonę dar labiau. Mes dirbsime, draugai, mes dirbsime. Ir niekada nepaduosime, nes reikia. Mes, kaip sakant, norime siekti savo svajonių ir mes siekime jų, todėl, draugai. Susiimkite, būkite laimingi, pozityvūs per visą dieną. Aišku, ne jau gal ir pusėje, tikriausiai. Tai, nusišypsokit biškai dažniau, jei visą dieną buvot liūdni. Nu, būkite laimingi, draugai, penktadienis vis dėlto jums. Tai davai, nuveikit kažką tokio, kad gera būtų. Ir pradėkime mano epizodą, mano dieną, nesvarbu, kaip mes pavadinsime. Aivaras atrodo rugsėjo 1 apsirengęs, ne? Tai čia džinsai. Tai tokie, ką žinau, taip normaliai iš tikrųjų, ne? Viskas gerai, taip patogiai jaučiuosi rūbas, tai yra labai gerai. Svarbu jausti patogiai, užtikrintai, kaip sakant, konkuruoti dieną, ne? Taip, nes kai jautiesi, kad kažkas net patogu, būna lėvai. Kai jautiesi, kad taip, viskas gerai, tai normaliai, tada būna viskas tiesiog tobula, truputį tiesiog tobula. Oras jau biškai gerėja, tikrai gerėja. Palyginus. Na, jau biškai geresnis oras, negu pradžioj buvo, tai jau yra didelis pliusas. Dabar yra po 7:40, tai ganėtinai viskas gerai. Dar žinoma laiko yra, nes reikia sakarintis 8:30 tik tai gal laiko yra. O taip, draugai, judam toliau per dieną ir nežinau, kur susitiksime, iš tikrųjų tikrai nežinau. Gal mokyklai, gal kažkur kitur, žiūrėsim, paklauso kaip kas ir kaip. Noriu nieko pražudyti, kad labai gal iš mokyklai rodys kažką, gal nerodys, nežinau. Bet bus matyti iš tikrųjų, kaip mūsų diena įsutulės, žinoma. Jūs jau tai pamatysite, aš dar pas nežinau, bet jūs pamatysite savo laiku greitai. Taip viskas ir pasibaigė, taip staigiai iš tikrųjų. Ką mes labai nuveikėme, tai atvarėme, visus susirinkom, pasisveikinom. Tada varėme į bažnyčią pasidėjom, tai bažnyčią nefilmuosi. Tada grįžome iš bažnyčios, sėdėjom salėje, tai salėje irgi nefilmuosi, nekalbėsi nieko. Nes iškart varėm salę, tada iškart varėmės į klasę. Viską pakalbėjo, davė porą lapų ir viskas. Dabar eidama dar nusipirkau skaniausių ukmergės bandelių, kur pardavinėja. Tai biškai pavalgiau gerai, varau link mamos, nuo namų pusės, kaip sakant, jau nebetoli. Su draugu ėjau, tai va, ten stikių stotelės jį, kaip sakant, palydėjau, tai dabar aš einu toliau link namų pusės, tai va. Tai, draugai, dabar varau namo ir sutiksime namie. Jau namie, draugai, ohoho. Kaip šilta, gera ir smagu. Ieškau dabar šortukų, bet nepanašu, kad yra mano šortukų, visi padėti plauti. Nėra mano šortplaukė. Lėmai. Nes taip galvoju, dabar šortus įdėsiu būtų gerai, bet nėra šortų, tai nėra. Taip, grįžau namo jau, nežinau, prieš 20 minučių, 30. Pasidariau viską, ką reikia, pervedžiau vienus pinigus per banką, tenai, ką reikėjo. Draugui ten nuklasiau kaisinčius ant tvarkaraštį, bet kažkaip nesisintė. Tada šitą nusprendžiau, kad toliau veiksiu, kaip darysiuos. Va, ką atsidurniuoja.
Aš viską yra. Viską. Mama dar mačiau šitą, pyragą yra iškepus, tai Šiandien valgysim. Dabar va, rutiną savo darysiu, nes tokiu laiku panašiai pradedam vlogą kiekvieną dieną, tai jau, aišku, mes senai pradėję. Bet tas dalykas toksai, kad va, tas rutinas, nes reikia gyvūnus susipašert, kaip sakant, biškiai apsitvarkyti kambarius, viską, tai padarysiu. Tada bus ramu. Todėl dabar viską pasidarau, tada reiks eiti sudaryti tvarkaraštį, nes, ta prasme, tai yra tas dalykas, kaip mes esame dvyliktokai. Tada toksai lapas, va, šitas pirmas, ne tas antras, kur background nevadinami. Šitas, va, čia, tai reikia patiems sudaryti savo tvarkaraštį. Ta prasme, visą duoda didelį ir iš jo turi išsirinkti savo pamokas, nes mums nesudaro, nes mes, kaip sakant, kiekvienas savo dalykų, ką pasirinkę mokomės ir tiek, todėl kiekvieną kartą sudaryti savo tvarkaraštį, todėl šiandien padarysiu, nes sakė, iki pirmadienio reikia, tai šiandien padarysiu viską, nunešiu iš ką rytoj viską ir bus ramu. Rytoj neklisti 5 pamokas pradžiai, tai dar nieko. O, šiandien išvertus guli, bet prieš jų kartus. Taigi, jau ruduo, draugai, tikrai jau ruduo, kaip sakant, jau kalbėjau pradžioje vlogo vakar, jau sakiau, tai taip mes dažnai tokius dalykus kartuojame, bet draugai, dabar yra toks momentas, kaip sakant, biškiuko motyvacijos, biškiuko įkvėpimo viską, nes šio kanalo tikslas yra motyvacija ir kažkas prisijungiate ir aš esu akimirką žiūrite, sveiki, čia yra Aivaras, mėgsta, kad pamotyvuoti žmonės, taip jis gal labai dažnai nusišneka ar kažkas, bet vis tiek, draugai. Todėl, gyvenimas yra gražus, draugai. Ir jūs esate nuostabus ir kiekvienas žmogus gali pasiekti tai, ko nori gyvenime. Ir taip, tikslas siekimas yra svarbiausias, nes jei tu nieko nesieks, nieko nenorėsi, tai bus nieko, nebus, kaip sakant. Kiekvienas žmogus turi svajonę. Kiekvienas žmogus turi svajonę tą užsibrėžimą, ką norėtų veikti. Taip, gal kiti neigia, pavyzdžiui, tiesiog arba to nenori padaryti, tiesiog nedaro to, bet kiekvienas turi tą dalyką, Ir kai tas siekia, jo aplinka keičiasi. Kai tu nesiekia, jo aplinka būna lieva. Nieko reikšminga visiškai. Nė vienas žmogus nėra kvailas, visiškai nė vienas. Jūs esate visi protingi žmonės, visi yra protingi žmonės, vis dėlto mūsų karta yra žiauriai protinga. Kaip sakant, tiesiog jaunimas gal, kaip sakant, to neišnaudoja, tikrai to neišnaudoja. Kaip rašote kontrolinius, pavyzdžiui, vis tiek jau pradžia, jūs rašote kontrolinius. Jūs niekada nesistengėte, kaip sakant, mokytis daug ir nesutikite visų pastangų savo kontrolinius. Visiškai rašote, aiva. Jūs atiduoda visų savo jėgų, nieko absoliučiai, visiškai nieko neatiduoda savo jėgų. Ir paskui mokytojai galvoja, kad jūs tikrai esate kvaili ir nieko nemokate ir panašiai, tada jūs apleidžia. Bet, draugai, jei jūs susimtumėt, galvotumėt, ką darote, jūs tikrai galėtumėt parašyti kontrolinį žymiai puikiau ir būtų žymiai geriau jums. Taip, reikia įdėti daug pastangų. Taip, žmonės gal labai nemėgsta mokyklos, bet, pavyzdžiui, jis sako, jei tu nemėgstu, to nedaryk, pavyzdžiui, daryk tai, kas tu patinka, ne, bet tas dalykas yra toks, bet tiek, mes visą einame tą mokyklą, nes, draugai. Taip, joks labai nemėgsta, bet kartais turime eiti pro sunkius dalykus, pro dalykus, kurių nemėgstame, kad pasiektume tai, kas mums patinka, kad mūsų gyvenimas susidarytų žymiai geresnis. Taip, jums gal tai kal kiekvieną kartą mokyti, tai rugsėjo 1 kalį ir panašiai, bet aš tiesiog kalbu tas dalykas, kad mes turime praeiti pro tą visą sunkumą, kad, kaip sakant, būtų atsivertų mums galimybės, gal taip reiktų pasakyti. Žinoma, daugelis dalykų nėra vertingi, pavyzdžiui, kaip man nors filmų kūrimas, ne? Gerai, lietuvių kalba tai taip, lietuvių kalba yra gimtoji kalba, viską suprantu. Jos reikia. Anglų kalba irgi. Nes, kaip sakant, užsienio pagrindinė kalba jos irgi reikia. Taip. Bet pavyzdžiui, kuo man padės, nežinau, matematika, kuriant filmus? Tas dalykas, tiesiog taip pasakau, pavyzdžiui. Taip, matematika irgi svarbus dalykas, nes norim daug kur studijuoti, reikia jos. Todėl sutinku, bet pavyzdžiui, aš kalbu apie save. Pavyzdžiui, fizika irgi tas dalykas, pavyzdžiui, ne? Man jos filmų kūrimus nereikia, bet aš pavyzdžiui turiu, aš žiūriu to, kad aš vis tiek mokausi, tiesiog nes žymiai įdomiau ją mokytis negu kokią biologiją ar chemiją, bent jau man. Todėl aš ją mokausi, nors man jos visiškai nereikia, bet, kaip sakant, gyvenime niekada negali žinoti, kur tu gali atsidurti ar kažką, ar reikės tavo vaikams, kai būsi su vaikais, juos pamokyti ir kažkas tokio, todėl, draugai. Gal reikia į tai atsižvelgti, ne tai, kad tau nereikia, bet gal tavo vaikams reikės ir tu paskui negalėsi kaip paaiškinti, kad tas yra dalykas tiesiog ir tiek. Žinau. Mes visi dar apie tai negalvojame, vis tiek mes esame visi jauni, visi dar maži, viskas tas dalykas yra toksai, bet taip daug. Pavyzdžiui, kiti dalykai, dabar jau ruduo, mes visi pradedam treniruotis viską. Yra toks elementarus dalykas, daug kas žaidžia krepšinį, ne? Ir sako, o aš nepataikiu, šis negaliu pataikyti, bet dabar pagalvokite logiškai, draugai, ne? Jūs paimat nuo lentos, ne? Prie pat būnat ir mėtot į lentą ir jūs visą laiką pataikot, ne? Visą laiką atrodo taip paprasta. Tik kodėl jūs tiek nesitreniruojat, kad jūs pataikytumėt, sakykime, iš to tritaškio.
Paprasta, taip pat, mėti, kad būtų kaip nuo lentos, papap, ir visą laiką yra. Tai čia tas pats, jop, ir yra. Tiesiog reikia treniruotis, draugai, tol, kol pataikysi, sakykim, 100 iš 100. O ne tai, kad va, pataikiu 5, tai čia, o jau čia labai gerai, draugai, ne. 50% yra negana, nes 50% yra 50%, kai pasiseka sėkmė. Jūs turite mėtyti 100% norite pasiekti aukštumų, čia kalbant apie krepšį. Taip apie kitus dalykus, apie akrobatiką ar kažką, pavyzdžiui, jei jūs padarote priekinį salto, tai jūs turite galimybę padaryti atbulinį salto taip pat kaip ir priekinį salto. Čia tiesiog tokie dalykai palyginimai ar kažkas tokio. Arba jūs nubėgate 100 metrų, jūs reiškia, galite nubėgti kilometrą, tiesiog pasąmonė, draugai, pasąmonė. Tokie dalykai yra tiesiog jūsų galvoje ir jūs turite galvoti apie tai, tiesiog turite galvoti. Arba elementarus kickboksas. Jei jūs mokate smūgiuoti, tai reiškia, jūs galite tai išvystyti į kitą levelį ir smūgiuoti dar stipriau, dar galingiau, sakant, jungti savo varžovus. Jei taip jau norite išgirsti šitų pavyzdžių tokius žodžius. Tokie dalykai tiesiog yra jūsų pasąmonė, jūs galite viską, jūs galite tą kontrolinis, bet jūs tiesiog nesimokinat arba netiduos visų savo jėgų tam dalykui, kad išlaikyti tą dalyką padaryti ir tą gauti gerą pažymį. Tiesiog tas yra tas, o ne kažkas kitas. Taip pas mane filmavimas būna tik 5 minutės visą šitą, todėl šitą taip būna tas nutikimas, nes taip visą laiką nebuvo jo, nes kai varai motyvacija yra, tai visiškai nereikia nukirsti, nes dažniausiai nusišneki, bet vis tiek kažką pasakai tokio, kad kažkas įsidimeta jūsų galvą. Mes esame žmonės, mes iškylame iš belio kur, mes pasistatėme tokius pastatus, mes viską turime pasaulyje. Tai stebuklų viskas, žmonės tai sugebėjo padaryti, bet jie tai padarė. Gal ne per dieną, gal ne per dvi, bet jie tai padarė. Bet jie dirbo ir viskas. Jums nereikia klausyti, kaip sakant, ką sako legendos, kitas aš ne legendą, bet tokiu kalbu, ten tipo kitas legendos, ką sako, pavyzdžiui, ten, jūs patys būkit legenda, kurkit savo legendą, žinau. Siekit savo svajonių, nesekit kitų žmonių, siekit savo svajonių, ką jūs norite daryti gyvenime, o ne tai, kad, o šitas taip daro, ar aš taip darysiu, ne, draugai, ne. Jūs darote žymiai geriau, žymiai nuostabiau ir konkuruojate pasaulį, draugai, konkuruojate pasaulį, svarbu išlikti pozityviems, laimingiems visą laiką. Ir taip, draugai, tokių epizodų, kaip pavyzdžiui dabartinis, yra rugsėjo pirmasis epizodas, pirmas rudens vlogas. Bet čia pavadinimas toks nebus, o gal ir bus, nežinau. Bet yra tas dalykas, kad dabar, nuo šiol, yra rudens vlogai. Ir jie bus žymiai kitokie negu vasaros vlogai. Bus mažiau, kaip sakant, to vaikščiojimo ar kažkas tokio, nu taip, kad tokio kokio laiko praleidimo. Bet bus daugiau susikaupimo ir gal daugiau motyvacijos ir bus daugiau žodžių paskatinimų, visko pasakojimų ir panašiai. Todėl jums nepatinka, bye. Ir jums patinka, prašau, galite likti, tiesiog žiūrėti, tiesiog man malonu būti su jumis. Kaip sakant, skleisti tą pozityvumą, tą laimę, tą užtikrintumą, tą motivaciją. Ir kad jūs motyvuojate sportuoti viską, daryti, draugai. Jūs galite viską. Aš pats. Gyvenimą kaip ir vakar sakiau, ir kas laikas turiu svajonį. Ir aš jas bandau gyvendinti. Ir dar vienas pavyzdys elementarus yra su mergina, ne? Arba, kai ieškote merginos, arba ieškote vaikino, ne? Jūs taip, kaip jas surasti, kaip sunku, ar kažkas tokio, ne? Na, žinoma, kai kurie labai lengvai susiranda, nes yra įgimti, bet tas dalykas yra toks paprastas. Jei jūs norite vaikino ar merginą, jūs, pavyzdžiui, turite draugą, ne? Nors vienas tiek draugą, kokį gerą turite. Jūs su juo kažkaip susipažinote ir jūs su juo visą gyvenimą esate geri draugai. Tai taip pat susipažinkite su ta mergina, pavyzdžiui. Tiesiog eikit, pasakykit labas ir kalbėkit, viskas bus gerai. Žinoma, gali atstums arba berniukas, tas pats dalykas, tiesiog taip kalbu. Atstums nesvarbu, eikit prie kito. Visiškai nesvarbu, tas dalykas yra. Jei jūs turite nors vieną draugą, jūs jau kažkaip susipažinote, jūs bendravote tą visą laiką su to geriausiu draugu ar drauge, ar draugu tiesiog ar draugė paprasta aplamai. Bet tas dalykas yra tasai dalykas, bet jūs viską galite tiesiog. Pasąmonė. Ir tie žmonės, kurie taip lengvai susiranda tos dalykus, jie yra tiesiog drąsūs, jie pasitikė savimi. Jie žino, ko jie nori gyvenime. Ir jie gauna, ko nori gyvenime, nes jie dirba, dėl to jie siekia to. Draugai, jie siekia to. Kaip sakant, nori būti sėkmingas, turi dirbti pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Tai, kad turi nestoti. Todėl šiokia tokia motyvacinė kalba dabar baigta ir nežinau. Gal mūsų diena dar tęsis, gal ir ne. Bet tikrai mes tiek gal dar kažką nuveiksime, o jei ne, draugai, vlogą pabaigsime vis tiek kitoje vietoje, ne čia, bet vis tiek tas dalykas yra daugiau toksai, kad motyvacija yra nuostabus dalykas ir ačiū jums už tai, kad jūs išklausėte, pažiūrite nors biškį jūsų pasąmonę paveikį, nes tai yra svarbiausia, draugai, tai yra svarbiausia. Dabar judame toliau per savo dieną.
took my love and gave it back. Bliam, žiūrėkit. Plyšia, dar labiau šitas. Tai visas taip išės, dar reikės visą šitą keisti. Na, žinoma, pakeisim, nėra taip sunku. Bet aišku, šitie geri visi kiti. Žinoma, kitais metais reikėtų dar daryti taip, nes jau stulpai lenkia labiau į batuto pusę, todėl būtų labai gerai perdaryti juos, ta prasme, per naują. Ir žymiai didesnius dėti ir daryti, kaip sakant, kai tikrą ringą būtų labai ofigenai padaryti, bet, ta prasme, matote, čia dabar tik vietos dar lieka. Štai vieta. O va čia, pavyzdžiui, visiškai nelieka vietos. O va čia va kaip tik, va, lygiai su spanžinkom eina, tai va šitas žiauriai pasakiškai uždėtas. Va, pavyzdžiui, šitas jau per toli, tai prasme, net spanžinkas va čia. O šitas per arti, nes čia dar va kiek laiko yra šitą vietą tiek, tai todėl yra biškai ko blogai. Todėl biškai reiktų pakeisti kitam sezonė, kaip sakant, šiame dar atlaikyti, bet kitais metais reiktų daryti kitaip biškai, nu geriau biškai. Aišku, kai toliau šitos tada dėčiau. Op, tenai. Bet tada neatsiremtų į batutą, todėl kad taip link tada reiktų. Bet man gerai stipriai. Bet aišku, tai sugalvočiau, viskas normaliai, bet kad lygiai tiesiog yra tai, ką reiktų padaryti. Žinoma, ne šiandien ir ne rytoj, bet aplamai tiesiog taip. Nes reikia remontuoti, taip sakant, rengiuką reikia. Visą vieną sezoną atlaikė, tai jau iš tikrųjų pagirtina. Mano statybos, kaip sakant, pačio tai. It's yours to leave, but it won't keep me from this heart. And I'll try to carry on again. Bliam, draugai, žinokit, oras koks šiltas. Nuostabus geras, todėl tai yra labai gerai, kaip sakant, rugsėjo 1. Su tokiu nuostabiu oru yra tiesiog nuostabi. Žinoma, primena vasarą, vakar buvo vasarą, nuėjom užvakar, bet vis tiek draugai. Tai jau prakašytės biškai. Reikia, kaip sakant, pamėtyti taip gerai. Paskutiniam dienom, paskutinė diena, tai vis tiek jau rugsėjais, tai jau nebe paskutinė diena, bet ta prasme vis tiek reikia sportuoti, draugai, viską daryti, viskas normaliai. Todėl varysiu dabar pamėtyti. Ir taip, sakant, šiandien epizodas baigtas. Šiandien vlogas baigtas, šiandien viskas baigta. Nes jau tikrai pakankamai neblogas. Tikrai viską pasakiau, ką reikėjo. Kaip sakant, papasakojau viską ir panašiai. Ir taip pasibaigė mūsų rugsėjo 1 šio epizodu. Labai aš nieko daugiau nebeveiksiu. Bet žinoma, dabar pamėtysiu į kažę, apšilsiu. Tada nueisiu pasportuosiu. Nes reikia vis tiek pasportuoti. O tada tiesiog čia ilsėsiuos. Tada sudėtinės šitą vlogą. Ir tada, kad net naktinės laiką, kai jis pabaigė tada vlogą, nedidinti kokią 11 laiką, tai kol sudėtinė kiek laiką praeina, dėl šiandien taip noriu biškai greičiau sudėtinti, tai vis laiką taip epizodai baigsis taip kartais trumpiau. Nu žinoma, kartais labai vėlai baigsis, kartais greičiau baigsis, visai bus tiesiog, todėl ruduo pradėkime viską užtikrinti, gražiai draugai. Tikiuosi jūs nuveikėt per dieną kažką ypatingo, nu taip pasidžiaugėt, buvot laimingi, kaip sakant, pozityvus, nes reikia būti tokiais visą laiką, draugai, reikia visą laiką tokiais. Ir iki tol, išteikti motyvuoti, šypsokitės, draugai, šypsokitės, siekit savo svajonių. Ir iki. Gyvenimas yra gražus, draugai. Tikrai yra gražus.